Taigi, labas vakaras visiems. Su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Pabandysim, kaip ir kiekvieną savaitgalį, beveik kiekvieną savaitgalį, pažiūrėti, kas vyko praeitą savaitę. O iš tikrųjų, praeitą savaitę markete vyko tikrai įdomių dalykų ir apie juos aš iš tikrųjų visus įspėjau. Įspėjau dėl to, kad žinau, jog labai dažnai tokiu metu, ypatingai paskutinį metų mėnesį, iš tikrųjų būna priimamų daug sprendimų įvairiausių, taip toliau ir panašiai. Tai tikrai iš patirties žinau, kad būtent šį mėnesį iš tikrųjų būna pakankamai dideli judesiai. Priežasčių yra labai daug, jau apie jas kalbėjau praeitą kartą. Ir tikrai, atsiprašau, praeitą savaitę buvo labai daugam netikėta. Ir tie, kas iš tikrųjų nevaldo rizikos, kas tikisi, o ten kažkokių tai naujienų tenais daugiau, mažiau uždirbti, iš tikrųjų kartais gali tokiose vietose labai stipriai nukentėti. Taigi euras ir GBP praeitą savaitę iš tikrųjų tai kalbėjo Mario Dragis, Europos centrinio banko vadovas. Todėl iš tikrųjų sukėlė tokias didelės bangas. Dabar ką norėčiau pasakyti iš tikrųjų, kad negalvotumėt, kad jog tai yra kažkoks tai viskas, jau atspirties taškas ir jau čia nuo jo dabar jau čia tas euras iš tikrųjų atšoko ir visais jau eis. Ne. Nes šį mėnesį ir toliau bus svarbių naujienų įvairiausių iš tikrųjų ir fundamentas tai yra priežastis ir technika yra tik pasiekmė. Tai pati žvakė iš savęs iš tikrųjų neišsipaišo, yra tam tikros jėgos, tam tikros priežastys, kurios tą žvakę vienokią arba kitokią išpaišo. Aišku, techniniai faktoriai irgi labai daug lemia. Tie patys kažkokie tai lygiai, tarkim, kuriuos kartais žmonės nori paliesti, pačiupinėti ir tada gali, tarkim, ignoruoti tam tikras vienokias arba kitokias naujienas. Bet šiuo atveju iš tikrųjų tai fundamentas yra labai stiprus dalykas ir reikėtų stebėti iš tikrųjų visą pasaulinę situaciją, nekalbant apie tai, kas vyksta pasaulyje su ta pačia Sirija, Turkija, Rusija ir visa kita. Karo grėsmės, visi kiti dalykai, pamiršta Ukrainai, iš tikrųjų ten tas pats lygiai blogis yra, nekalbu apie ekonominius dalykus, kurie yra toje pačioje Ispanijoje, Italijoje ir visur kitur, Graikijoje problemos didžiausios, tai iš tikrųjų metų gale gali labai daug kas susidėti, plus Amerikos palūkanų kėlimas jau tikėtinas. Tai labai daug faktorių bus įvairiausių, kurie lems iš tikrųjų ateinančių, manau, metų kažkokius tai vienokios kitokios judėjimus. Ir šį mėnesį iš tikrųjų prekiau, dar kartą pakartos, tikrai kamikadzių pilna daug, aš tą žinau, bet geriau išvengti tokių dalykų ir tiesiog ramiai savo stebėti. Euras ir svaras. Pastebėjau turbūt jau ir praeitą ir užpraeitą video, aš tą tokį kvadratą čia esu apsibrėžęs ir aš nelabai vis tikėjau, kad jisai eis į apačią ir aš sakiau, kad tol, kol jisai 7.00 nepadarys, iš tikrųjų aš tiesiog jo niekur nepirksiu, niekur nepardavinėsiu ir nieko nedarysiu. Taigi ir toliau išlikti gali tas pats judėjimas kanalu. Tai su šia pora tiesiog visiškas stebėjimas. Kanada ir Japonijos siena jau iššokus absoliučiai visiškai į kanalinį judėjimą iš tikrųjų. Tas 9.2 jau iš tikrųjų realiai jisai nebe laiko čia nieko, jisai yra 9, kiek čia 3 yra ir 9.1 kažkur, tai čia tokiam rendžiai jisai vaikšto ir vėlgi kažkur tai jį turėtų prasimušti į vieną arba į kitą pusę, tai jeigu prasimušinėtų į viršų, tikrai kažkur čia ieškočiau ties 95 pardavimų, jeigu į apačią vargu ar aš jį lyščiau. New Zealand ir USD, ačiū Dievui, turiu aš jau užpirkęs šiek tiek dar nuostolingai, mat kažkur šitoje vietoje esu prisipirkęs aš jo, čia va. Stop lossai mano kol kas atlaikė, pat šita vieta mane dabar labiausiai nervuoja, nes čia yra 1, 2, 3 šitoje vietoje, kiek turbūt jau dabar atrodo, tai galėtų būti iš tikrųjų ta minė žmonių, kurie jau pradės pardavinėti. Tai matysim, kaip pasidarinės kaina pirmadienį. Čia pasižiūrėsim į savaitinį grafiką šitoj poroj. Savaitinė žvakė šiaip labai graži, tik tai labai negerai, kad jinai iš tikrųjų nėra uždengus
Va šitos, va didelės, va šitos didelės, jinai nėra uždengus iš tikrųjų, ir tai nėra, tai nėra gerai. Taigi gali ir toliau kapotis čia viskas viduj. Bet kokiu atveju, kaip ir prieš tai sakiau, 6200 šita vieta, nuo čia reikėjo tik tais pirkti ir čia aš buvau pats susipirkęs šito vieto, čia buvo penktadienį kažkurį tai vieną, čia buvo 330 punktų paimta, paskui laukta ir laukta buvo šitos vietos, čia dar kartą buvo darytas sandoris, čia nebetidarinėjau, nes jau nebeturėjau tiek drąsos, kadangi iš vienas buvo nuostolingas. Pati esmė pataikyta yra, viskas yra pataikyta ir viskas yra neblogai. Pas mane tik tais vienintelis dalykas, kas buvo, čia aš neturiu net euras australas, aš eurą Kanadą buvau pardavęs prieš 3 dienas ir dar kolegai penktadienį rodžiau, tai man šiais metais pirmas kartas buvo, kai šitaip atsitiko, kolegai buvo prieš kokį gerą mėnesį toksai variantas, pas mane euras Kanada buvo parduotas čia prieš 5 gal 4 dienas, čia padėtas take profitas ir penktadienį trūko 3 punktų iki to tiek profito ir iš tikrųjų jisai paėmė mano, atidarė mano priešingą poziciją, jau užfiksuodamas apie 190 punktų nuostolį. Ačiū Dievui, tą poziciją buvo atidaręs dėl sportinio intereso, kaip ir minėjau prieš tai, su labai nedideliais lotais ir tai nėra labai didelis blogis, bet pati esmė, kad iš tikrųjų padariau vieną klaidą dėl to, kad gal klaidos ir nebuvo, tiesiog aš nespėjau grįžti iš sporto salės, kadangi einam sportuoti darbo metu, nespėjau grįžti iš sporto salės ir tiesiog šitoje vietoje kažkur tai prieš tas naujienas susihedžinti. Ir kadangi to nespėjau padaryti, tai mano take profito nenuėmė ir nuėmė priešingas pozicijas. Tai va čia dabar kol kas yra nelabai gerai situacija, bet turiu New Zealand USD ten kitos atskaitoj, kuris galbūt ten kažką tai ištems. GBP ir Australijos doleris, jeigu pamenat ir toliau, aš esu už pardavimus ir kada čia pardavinėjau, turbūt atsimenat, ir dabar jau prasimušiai per šitas apačias ir daugiau nieko nematau išskyrus pardavimus ir dar kartą pardavimus. 2.00, jeigu ten ateis prie to lygio, prie jo greičiausiai ateis, nes bus magnetas ir čia nusineš viską, tai toliau pildytis pozicijas. Net nežiūrėti ir nesvajoti nieko. USD Kanados doleris, tas pats mano scenarius išlieka 1.3500 magnetas, bet jį labai nenori čia imti. Kol kas aš pasakysiu, matau jau čia vien tik tais dieniniam grafikė iš tikrųjų tokį platėjantį variantą, kadangi jisai yra prie viršūnių ir atėjęs yra iš apačios, tai didelė tikimybė, kad jį prasimuš į viršų ir paskui galbūt jisai važiuos į apačią, o galbūt ir prasimuš per viršų ir važiuos tolin. Su USD Kanada tas visai tikėtina, nes doleris turėtų pagal idėją stiprėti, bet aš sakau, šį mėnesį jokių nedarau prielaidų, jokių spėliojimų, nes yra visiškas totalus iš tikrųjų markete nesusipratimas, yra labai daug paradoksinių situacijų, kurių apskritai istoriškai nėra niekada buvę. Ir kažkokių ten interpretacijų iki galo mėnesio tikrai nereikėtų čia jokių, manau, daryti. Euras ir Australijos doleris. Nuostabi vieta, manau, užsipirkt ir su labai nedideliu stop lossu. Čia būtų koksai, manau, 1:3, 1:2 mažiausias variantas, jeigu 1.5 0.0 užsidarinėtų kainą virš jo, galima galbūt net pildytis. Kol kas šioje situacijoje būčiau už pirkimus techniškai, bet aš realiai jo nepirksiu, nes tai, sakiau, šį mėnesį iš tikrųjų kažką daryti, imti tokius sprendimus labai sudėtinga. Plius nespėjau čia kažkur tai jėdinėti, aišku, čia jau užsidarinėjau tą vieną žvakį nuo 76, čia iš tikrųjų tobulas, realiai tai tobulas, kas pas mus ėjo mokymus kursus, tai turbūt žino šitas situacijas, aš apie jas kalbėjau dažniausiai, kada kaina atšoka nuo 61, jinai atšoka dažniausiai paprastai, kada kaina atšoka nuo 76, dažniausiai jinai palieka ilgą spyglį. Labai būna smagu, kada pats kūnas užsidaro dar virš 61. Šiuo atveju, kiek matau iš akies, to nėra. Jeigu primesiu, pasižiūrėsiu, būtent šitaip. Oi, čia pripaišiau. Taip.
taip, štai. Jo, neužsidarė kūnas virš, bet kokiu atveju 76 iš akies, matau, nuėjo. Ir vat labai bus smagu buvo, jeigu jisai būtų sudaręs virš 61. Tada tuo atveju galimi visiškai pirkimai, stoplosai po paskutinių spyglių. Ir šituo atveju iš tikrųjų, jeigu prakalas stoplosus, tada tu realiai visiškai esi garantuotas, kad eisim į kitos vietos ir tada galbūt net dar žemiau. Jeigu tas nenutinka, vyksta tas pats, kas dabar tai vyksta su visom porom, apie kurias kalbėjau prieš tai ir tas pats GBP Australas, GBP Kanada, Euras, Australas USD, New Zealand USD ir visos kitos poros. Tai šimtus kartų tas dalykas yra pasiteisinęs ir dabar galbūt tas pats lygiai bus, bet žinant kokia situacija yra, tai iš tikrųjų reikėtų tą įvertinti ir jeigu tą daryti, tai daryti tik tais ypatingai mažais lotais. Euras ir Japonijos jena. Euras iš tikrųjų stipriai užjudėjo per pastarąją savaitę, tai tikrai buvo gero efektų. Čia matėsi, kas vyksta jau iš price action iš tikrųjų. Jau ir sakiau, kas buvo parsidavę kažkur tai valio, bet ten paskui kažkur tai jėdinėti vėl, nes čia vėl tas pats variantas būtų. Aišku, čia viskas yra kainos viduj, čia yra inside viskas vyksta, tai paprastai tokioj prekyboj, tokių prekybų nedarau, jos yra man labai neįdomas. Ir GBP USD irgi tas pats 1, 2, 3, turi būti nuo 76, bet esmė man yra ne čia 1500. Yra patikrintas ir užsidarė kaina virš jo. Mėlieji, būkit čia atsargus, šitas lygis dabar jau yra patikrintas. Užsipirkimai tikrai šitoj poroj, manau, įmanomi ir labai įmanomi. Taigi, manau, ieškot tik tais pirkimų su pardavimais visiškai nieko bendro jo dabar kol kas nėra. Savaitinį žvakį užsidarė teigiamą. Dieninės žvakės, primesim greitai, dieninės žvakės su visiška manipuliacija prie 1500 lygio, iš tikrųjų nežinau, rankos tikrai kyla tokoj situacijoje tokią porą tik tais užsipirkti. Tik tais užsipirkti, stopai palyginti nedideli, šansai visos viršūnės prieš tai buvusios tikrai nemaži. Taigi šiam kartui tiek, iš tikrųjų taip per ilgai čia užtrukau, 12,5 minutės, jau ten turbūt visi neišklausys iki galo. Dar kartą visus įspėsiu, neklausykit jokių nesąmonių, neklausykit jokių vėjų, kas ką šneka ir iš tikrųjų nebandykit tokiose vietose užsidirbti pinigų, nes tai yra beprotiškai rizikinga. Tiek mano, tiek jūsų visų tikslas yra pinigus išsaugot pirmiausia ir tik paskui juos užsidirbti. Taigi dar kartą pasakysiu, tiek šią savaitę, tiek ateinančią savaitę būkite atsargus, nedarykite jokių neapgalvotų veiksmų ir jeigu kažką tai darot, darykit su kuo mažesniais lotais, mažinkit, kuo įmanoma mažinkit riziką, nes vėl bus tas pats, kaip buvo praeitą savaitę, ištaškys 500-600 punktų per porą valandų iš tikrųjų ir tada įsimuša žmonėm mergin kolai. Taigi ačiū už dėmesį šiam kartui tiek ir susimatysim lygiai po savaitės. Sveiki.